Tik nereikia sakyti, jog viskas, kas svarbu miestui, vyksta miesto centre. Daug svarbiau tai, kas svarbu pačiam žmogui. Ir tai ne tik žodžių kalambūras, o tiesa, kurią patvirtintų didžioji dalis klaipėdiečių, kuri gyvena pietinėje miesto dalyje. Kažkas net pasakytų, jog ten verda tikrasis Klaipėdos gyvenimas. Be turistų išpuoštų senamiesčio gatvelių, lėtai plaukiančių valčių Danės upėje ar aukštai iškeltų meridiano būrių. Tačiau visa tai ir dar daugiau yra visai šalia. Toks jau tas miestas, Klaipėda, jog rimtam bėgikui ir apibėgti jį nesudarys sunkumu. O pločio apmatais gali apeiti ir lazdele ginkluotas senjoras. Bet mes čia ne visai apie mastelius ir trumpų nuotolių bėgikus. Mes jau ruošiame video, kuriame Klaipėdą apriepsime iš oro. Tai yra nuskrisime virš pagrindinių jos gatvių nuo miesto pradžios iki pabaigos. O šiame video paliesime tai, kas svarbu kai kuriems mūsų žiūrovams. Juk mes kartais minime, jog savo video kuriame jums. Tačiau ir tie video, kuriuose tai nutylime, yra apie tą patį. Kažkas komentaruose paminėjo, jog labai norėtų nusikelti į savo prisiminimus inicijuotus dabarties akimirkų ir pamatyti, kaip dabar atrodo Debreceno gatvės bendrabučiai, praskrieti Baltijos prospektą ir Šilutės plentą jungiančių naujuoju dviračio taku, pamatyti kažkur per vidurį bestovinčias senasias mokyklas, o mes galėdami tai padaryti, darome. Tikimės, jog šis kanalas augs, bet tam reikia jūsų palaikymo. Tai yra patiktukų, komentarų ir žinoma prenumeratos su varpeliu, kad nepraleistumėte naujų mūsų video. Komentaruose rašykite, ką įamžinto YouTube metraščiuose norėtumėte pamatyti jūs.